Pedagogikos mokslų akademija. Jaunystės draugas, ministro padėjėjas, telefonu pranešė linksmą žinią. Esu išrinktas Pedagogikos mokslų akademijos defektologijos mokslinio tyrimo instituto mokslinių korespondentų ir kviečiamas į pirmąją sesiją su pranešimu apie elementorių. Tada Maskvoje buvo diskutuojama dėl nacionalinių elementorių, tai mano pavardė buvo žinoma. Iš Lietuvos važiavau vienas, todėl ilgai klaidžiau, kol suradau akademijos prezidiumo patalpas. Nedrįsau užeiti, nedrąsiai žengiau į vidų. Akademijos patalpose vyravo caro laikų kvapas ir tvarka, šveicorius. Koridoriai laiptai iškloti sunkiais kilimais. Kėdės aptrauktos baltais apušalais, užuolaidos sunkios pliušinės. Šveicorius nuvedė pas sekretorę, ta maloniai pasisveikino Juozas Juzovičius ir pasakė, kad mano pranešimas skirtas rytdienai. Dabar aš turiu dar pasimatyti su viceprezidente akademike Rybkova. Dabar ji dalyvauja Monašvilio pranešime. Rybkovą gerai pažinojau iš publikacijų. Dabar ir aš norėjau klausytis Monašvilio pranešimo. Ten sėdėjo daug baltaplaukių akademikų ir dar gana jaunų mokslininkų. Monašvilį visi šiltai priėmė, plojo, linkčiojo galvomis. Jo mintys originalios, praktiškai iškalbinga, bet po prezidento Stolėtovo replikos, gražu, bet netikra, visi ėmė pranešimą kritikuoti. Supratau, kad šiuose rūmuose vyravo hierarchija, vyresniesiems neprieštaraujama. Rybkova po pranešimo ir aptarimų nusivedė mane į savo kabinetą. Jūsų laukiame iš ryto, pranešimą pripažinome skaitytino, kai ką kuravome. Atmosfera buvo palanki, gėrėme kavą, diskutavome apie skaitymų mokymo metodikas, gyrė mano elementorių, kad originalus, bet kartu ir tradiciškas. Paskui perėmė į biblioteką, čia ir mane paliko. Aš su kamera nufilmavau gal 100 elementorių nuo Levo Tolstojaus iki šių dienų Rusijos, Vokietijos, Anglijos, Lenkijos. Akademijos sesija vyko visą savaitę. Klausėme kasdien po 10 pranešimų. Lankėmės akademijos institutuose, laboratorijose, parodose. Galvos smegenų institute matėme eksperimentinius šunis, vienas be priekinės dalies smegenų, nenormalus, net pažįsta savo šeimininko, nekontaktuoja, neėda, nes net pažįsta maisto. Kitas šuo be užpakalinės dalies smegenų, nors nemato ir negirdi, bet paglostytas lizgina uodegą. Ėda, kontaktuoja. Psichologijos institute sudomino duomenys apie žmogų. Ši kelionė buvo dar įdomi ir tuo, kad Rasijos viešbutyje gyvenau kartu su Vasilijaus Suchomlinskio palikuonimi Ivanu Kodaku. Visą savaitę į mūsų kambarį plūdo svečiai. Aš Vasilijų prisimenu iš Kijevo laikų, įsidėmėjau jo frazę, kaštonas nukrito ant asfalto, gabus vaikas gimė asocialioje šeimoje. Ivanas Kodakas buvo visiškai kitoks, jis atvažiavo į Maskvą pranešimų skaityti, bet ir deficitinių prekių. Kodakas buvo šios dienos vaikas, ukrainietis, bet šeimoje kalbėjo tik rusiškai. Jo vaikai jau nemokėjo ukrainiečių kalbos. Akademijoje mokslinių korespondentų buvau kaip logopedas, nors į akademiją išrinko už naujo skaitymo metodų ir elementoriaus sukūrimą. Domėjausi gretutiniais mokslais, ypač tuo laiku gimė po genetikos prisikėlimo sociologijos mokslas. Štai aršų bulvių iškastruoja, jis tampa ramių gyvūlių. Taip ir žmogaus temperamentui didelį įtaką daro vidaus sekrecijos, liaukų funkcijos.
vidaus sekrecijos liaukų veikla turi kalendorų. Vienos reiškiasi anksčiau, kitos vėliau. Vaikai invalidai dažnai būna ne tik kūnu, bet ir dvasia. Akademijos sesijoje kalbėjo prancūzų mokslininkas Vanje. Kiekviena mama laukia įsvajotojo sūnaus, o gimsta anomali duktė. Tėvų žaizda gimdo vaiko sieloje invalidumą. Vaikas tampa dvigubu invalidu. Akademijos prezidentas teigė, jeigu mes uždegame žvakutę ant žuvusių kapų, baisėdami karu, o kaip turėtume nustebti, kai vieną dieną uždegtų žvakutes ant palangių motinos nužudytiems savo kūdikiams. Būtų baisi diena. Abortas ne tik asmeninė nelaimė, motina laisva valia užgesina sielos šviesą. Nėštumas išpuošia motinos sielą, pakylėja ją į aukštumas. Abortas kiekvieną moterį paskandina į skausmo liūną. Dar Kijevo psichologijos institute suradau įdomią statistiką. Amerikos mokslininkas Fischeris ištyrė 849 Amerikos mokslo švyturius. Jų socialinė padėtis tokia. 40% mokslininkų tėvų buvo profesoriai, 23% veikėjai, komersantai, 22% fermeriai ir tik 1% mokslininkų švyturių nekvalifikuoti darbininkai. Mokslo akademija buvo ypatingas organizmas. Čia suplaukdavo iš viso pasaulio patirtis. Tai keletas chunveibinų leniniečių trukdė tai patirčiai pasklisti. Maskvos mokyklos skyrėsi nuo kitų miestų mokyklų. Jos nebuvo politizuotos. Net pionierių ir komjaunimo organizacijos buvo nukreiptos į mokslą, o ne į tuščią politinį plepėjimą. Vaikų darželyje buvo mokamasi užsienio kalbų. Ne tik smuikininkas turi ruoštis nuo 5 metų. Diplomatas, politikas taip pat turi mokytis nuo vaikystės ir tai buvo daroma. Pedagogikos mokslo akademijoje, atrodo, aprobavo mano kelias studijas. Genetinės, biologinės, psichologinės ir pedagoginės žemo mokslumo priežastys. Konsultavo akademikė Suchoreva. Ji recenzavo ir redagavo galutinį pranešimą. Foneminės klausos ir garsinės analizės plėtros priešmokykliniais metais skatinimas konsultavo akademikas Jelkoninas. Jis recenzavo skaitymo pradžiamokslių 3, 4, 5, 6 ir 7 metų amžiaus vaikams parengimus. Vadovas Kruteckis šių elementorių turinį recenzavo. Mikčiojimas įveikiamas vadovė akademikė Raisa Levina. Mokslo akademijos sesijose ne tik skaitydavau pranešimus, bet susitikdavau su Rusijos mokyklų švyturiais. Jie vertino Lietuvos pasiekimus ne tiek ekonomijos srityje, kiek švietimo. Lietuvoje klestėjo muzikos, dailės, sporto mokyklos. Lietuviai studentai Rusijos institutuose visą galvą aukštesni už tuos, kurie studijavo po 10 metų vidurinės mokyklos. Lietuviai buvo baigę 12 klasių. Kaime gimęs,
berniukas, sėdęs prie knygų, nuėjo kelią iki pedagogikos mokslų akademijos mokslinio korespondento. Pradinės mokyklos mokytojas prieš tarnybą kariuomenėje aukštoje mokykloje nesimokęs dirbti su kurčiaisiais išaugo iki kurčiųjų mokyklos direktoriaus. Išleido logopedijos vadovėlį, parengė 11 skirtingų elementorių, keliasdešimt kitų knygų, dalyvavo mokslinėse konferencijose. Pedagogikos mokslo akademija sudarė palankias sąlygas ir mokykloje savarankiškai dirbti, pagal savo sukurtus projektus, pagal savo paruoštas priemonės. Mažo miestelio logopedinis kabinetas panašiai į Maskvos, Kijevo, Rygos, Talino sostinių kabinetus. Kijeve ir Maskvoje domėjausi vaikų iki 4 kalbos plėtra, psichikos ypatybėmis. Pedagogikos mokslo akademijoje jau 70 metais gimė naujos idėjos, naujai vertino esamą situaciją. Štai keletas seminaro temų, kurias organizavo akademijos mokslininkai, akademikai. Mūsų santvarkai būdingas brutalumas. Visus įstatymų reikalavimus verčia vykdyti drastiškai, o konstitucija tik popieriuje. Gyvenime baisu, ten gražu. Inteligentai pergyvena tapatumo lūžius. Stalinizmas pakeitė talentingųjų tapatybės raidai. Kas pasirinko rezistenciją, o kas kolaboruoja. Be konformizmo niekas negali siekti išsilavinimo. Ypač talentingi jaunuoliai sunkiai integruojasi. Dauguma negali susitaikyti su esama padėtim. Pedagogikos mokslininkai stebėjosi, kai kultūros kūrėjai ir nešėjai įtakingi kaitos procesui aklai pasiduoda melui, aukština brutalumą, tarnauja mažų tautų nutautinimo procesui, aktyviai deklaruoja naujo komunistinio idealo švytinčio tarybinio žmogaus kūrimą, nesipriešina mankurtizmui, klajokliniam gyvenimui. Marksistai, mokslininkai piktinasi sovietinės retorikos mobilizuojančią jėgą, kuri griovė pasaulį. Štai ir Lietuvoje garsiausias poetas štai ką rašo. Šiandien Lenino gimimo diena. Visą dieną apie jį galvoju. Peržiūrėdamas rytinį laikraštį, apie jį galvoju. Imdamas į ranką duonos riekę, apie jį galvoju. Palydėdamas dukrelę į mokyklą, apie jį galvoju.